Kągi, pajamos visiems Lietuvos gyventojams, brangiai. Sugalvojom mes, kaip galima būtų uždirbti visiems iš nekilnojamo turto. Trumpas toks pranešimas, ogi labai paprastai. Žmonės, kurie turi prieigą prie interneto, mes sukūrėm partnerystės programą ir galės žmonės dalyvauti, reiškia, nekilnojimo turto pardavimuose. Nesvarbu, ar žinote, kas parduoda, ar žinote, kas nori pirkti, ar iš vis nežinote, bet nori dalyvauti, norite užsiimti marketingu. Aš toj parodysiu ant ekrano, kur galite gauti daugiau informacijos. Jūs galite dalyvauti nekilnojamo turto žaidime. Ir kodėl dabar galite jūs dalyvauti nekilnojamo turto žaidime? Todėl, kodėl jums atsiranda tokia galimybė, mes prekiaujam tik tai namais, tik tai namų pardavimais. Tuo aš uždėsiu mūsų logotipus, mūsų banerius. Ok. Ne šitas. Reiškia, mes prekiaujame tik tai namais. Tik tai namais ir galite jūs šitais kontaktais mūsų kontaktuoti. Reiškia, kame yra problema? Žmonės, kurie nori parduoti namą, jie įdeda vieną skelbimą ir jie mano, kad jau pasiekė visus pirkėjus. Iš tikrųjų, visų pirkėjų jie toli gražu nepasiekia. Aš galiu parodyti čia kitam lape, kiek pats pardavėjas arba pavienis agentas, kiek pasiekia pirkėjų. Tai yra labai nedidelį kiekį pirkėjų, labai nedidelį lyginant su to, kiek pasiekime mes, sistemingai užsiimdami marketingu ir sistemingai kiekvieną dieną reklamuodami tą objektą, randame ne tik tai, kad daug didesnį kiekį pirkėjų, bet tie pirkėjai yra, reiškiasi, labiau gebantis pirkti nekilnojamą turtą, ar ne? Mes tuos jau žalius, ar ne, tie žali, kurie sumoka tą aukščiausią norimą geidžiamą kainą. Tai va čia. Patys pardavėjai tokių pirkėjų neatranda, kurie mokėtų tokią kainą, todėl jie galvoja, kad tie geltoni ar tie raudoni yra pakankamai geri ir čia įvyksta sandoriai. Todėl pardavėjai turtą visada parduoda pigiau ir ypač jeigu namo kaina yra, sakykime, 500 000, tai jie gali prarasti apie 50 ar netgi 150 000, bet pardavėjai to net nežino. Ar ne? Tai va, kai mes pardavėjams paaiškinam, kokias kainas jiems pavyksta gauti, kokias mums, pardavėjai pasirašo su mumis sutartį, pateikim jiem įrodymus ir tada mes jau turim tikrai atlikti darbą, turime tą didelį kiekį pirkėjų turime ir pateikti. Tai turbūt matėte mūsų streamus, matėte, kaip mes dirbame, ar ne? To aš parodysiu vakar, pavyzdžiui, ūkį pristatėm, ar ne? Vakar pristatėm ūkį, netgi ūkius pardavinėjom. Šiaip užsiimam namų pardavimu, bet netgi ūkiais. Jeigu reikia, užsiimam netgi ūkiais, ar ne? Nu, vakar buvo ūkis. Darėm tiesioginę transliaciją, kaip mes ūkį parduodam. Plačiau ir galbūt įjungsiu kokią kitą nuotrauką, kurioje matysis, kokioje gražioje vietoje yra šitas ūkis ir jūs matote. Ok. Dabar, jeigu norite daugiau informacijos, teikite į namų brokeriai kanalą. Namų brokeriai YouTube kanalą ir va čia jums parodys. Kokių priemonių mes imamės, kad atkreipti dėmesį, kaip mes dirbam, ne? Aš esu Vaida iš pačios geriausios nekilnojamo turto agentūros Namų brokeriai komandos. Šiandien mes turėsim neeilinį įvykį, turėsime nekilnojamo turto naujienas iš dangaus su šituo gražiuoju sraigtasparniu. Skrisime apžiūrėti 3 objektus. Skrendam!
Vau, tikrai labai buvo įdomi patirtis. Kas buvo netikėta, kad mane pradėjo baisiai pykinti. Tai nebuvo labai tobula, bet buvo tikrai labai įdomu. Buvo įdomu pamatyti patį Kauną iš viršaus, objektus iš kitos pusės. Tikiuosi, kad pavyko juos pristatyti gerai ir kitą kartą pavyks dar geriau. Ok, žodžiu, taip, imamės tokių priemonių. Čia galite, tiesa, va dar kas nori pasimokyti, tai eikite grojaraščiai. Čia galėsite paklausyti kursai, nemokami kursai. Žmonės ir tada galės klausyti, reiškiasi, kaip pradėti verslą be kapitalo, kaip, žodžiu, daug naudingos visokios informacijos, kas liečia nekilnojamo turtą, kas liečia namų pardavimus, ne? Ir ne tik tai su namų pardavimais. Čia mano sūnus ne per seniausiai demonstravo, galvoju, kuris čia video yra. Va, šachmatų genijus Akeras demonstravo, kaip žaisti šachmatais aukščiausiame lygyje, ar ne? Didmeistrių lygyje. Užmerktom akim jisai netgi šiai dieną jau gali žaisti ant 10 lentų nežiūrėdamas, ar ne? Tai va, žodžiu, žiūrėkite čia informaciją. O kas jau norite registruotis, tai prie Facebooko pridėkite, prenumeruokite Facebooką namų brokeriai. Ir dabar ką jūs galėsite daryti? Jūs būsite priskirti į komandą, ar ne? Suskirstysim komandomis ir galėsite dėti tos skelbimus, reklamuoti. Ir už kiekvieną skelbimą jums bus sumokėta. Už kiekvieną, įdėjot vieną skelbimą, jums bus sumokėta. Įdėjot 10 skelbimų, jums bus sumokėta. Ne? Jums bus sumokėta už kiekvieną veiksmą. Ne už valandą sėdint nosį krapštant, bet už kiekvieną veiksmą. Tai čia tas smulkmenas detalės jau mes paaiškinsime, kai jau prisijungsite ir kalbėsime asmeniškai. Bet tokį norėjau jums padaryti pranešimą ir gali būti, sakykime, iš grupės, gali būti vienas žmogus, tiksliai dabar negalim pasakyti, bet gali būti, kad vienas žmogus uždirbs 2000, kitas 1000, kitas 500, kitas gal tik tai 50 eurų uždirbs. Reiškia, yra apgalvotas algoritmas, pagal kurį jums bus išmokama. Jeigu kas norės dirbti individualiai ir su marketingu ar su objektais, tai tam atvejui vėl jūs galite žiūrėti tam pačiam YouTube kanale, aš parodysiu jums, kokie čia video įrašai. Tai va, čia būtų, jūs galite pažiūrėti, kur gerai uždirbti Lietuvoje, čia Vaida šneka su Darim. Va, 3 vaikų mama uždirba 5000 eurų per savaitę. Gal tu čia nekilnojamų turtų. Galit paklausyti, jeigu kas individualiai, bet Vaida uždirba 5000 per savaitę. Bet ne visi gali sau leisti individualius apmokymus gauti, kaip Vaida, kad gavo. Ne visi gali laiko galbūt, nors Vaida yra 3 vaikų mama, dar ir vaikus prižiūri, ar ne? Kiti galbūt nenori skirti po 8 ar netgi 10 valandų per parą. Tai viskas tvarkoj. Žodžiu, tie, kurie gali skirti tik valandą ar 30 minučių per dieną, ar valandą, ar 2 valandas per dieną, irgi gali jungtis prie mūsų projekto ir gali padėti pardavėjim parduoti arba įsigyti namus ir šitaip uždirbti. Tai va toks pranešimas. Daugiau informacijos registruokit Facebookas namų brokeriai. Facebookas namų brokeriai. Parodysiu, kaip atrodo profilis, kad žinotumėt, kur jums prisijungti. Va, namų brokeriai, ar ne? Vat būtent šitaip turi būti. Mažosios raidės,
tik tai išskyrus pirmos didžiosios, o kitos mažosios. Yra kur kitos didžiosios, tai ten yra puslapis. Bet jūs norite pridėti prie draugų, tai va ir tas logotipas, ar ne? Šitas logotipas, raudonas taikinys. Žodžiu, kontaktuokite, pridėkite prie kontaktų būtent šitą profilį ir mes tada jau galėsime su jumis per Messengerį pakalbėti arba netgi konferencinį pokalbį padaryti, ar ne? Tai tiek, kiekvieną trečiadienį turim nemokamus kursus, jeigu kas norite paklausyti, kaip uždirbti pinigus individualiai, norite jau tikrai rimtai užsimti, tai bet norit savarankiškai dirbti, tai kiekvieną trečiadienį yra nemokami kursai, ar ne? O jeigu kas norite tik tai šiek tiek prisidurti 20, 50, 100 eurų, 200 eurų, 500 eurų, tai vat sukūrėm tokią partnerystės programą, pagal kurią visi galėsit uždirbti. Kiek tiksliai negalim pasakyti, priklausys nuo bendro mūsų sėkmės rezultato, kokias gausim pajamas, kiek pardavimų padarysim, bet visi kažkiek uždirbsite. Ir va tada galėsit tos telefonus, kur sėdit prie telefono, žinosite, kad galite atlikti tam tikrus veiksmus. Reiškiasi, ir aišku, reikalingi bus įrodymai, kad tikrai tos veiksmus atlikote ir šitaip jūs uždirbsit iš nekilnojamo turto. Padėsite mum skleisti žinią, padėsite mum pritraukti pirkėjų, padėsite patraukti, išpopuliarinti mus ir patraukti daugiau pardavėjų, kadangi dar daug pardavėjų apie mus nežino, o rezultatai mūsų yra tikrai labai įspūdingi. Kas norite sužinoti, reiškiasi, kaip mes dirbam, koks tas mūsų išskirtinumas, kad ne tik tai malūnsparniu paskraidome, bet ir padarome daug daugiau, tai ir vėl prenumeruokit būtinai Namų brokerių YouTube kanalą ir čia rasite klientų atsiliepimus. Yra klientų atsiliepimai, čia galima grojaraštį paspausti, klientų atsiliepimai, ar ne? Ir va čia klientai kalba klientai, ką mes padarėm, kaip mes dirbom, kuo mes skiriamės nuo kitų agentūrų. Žodžiu, ne mes patys save giriam, bet imame interviu iš klientų, kurių namus ne per seniausiai pardavėm, ar ne? O čia netgi 1,5 valandos yra sutrum 17 minučių video. Punktą sutarties, kad būtų... Čia klientai kalba, ar ne? Po to šitie turi pirkti. Žodžiu, gaunas tokia apie metus laiko, ar ne? Čia visi yra paskutiniai pardavimai. Vat, būtinai paklausykit, Namų brokeriai pardavė 3 namus per 3 dienas, 17 minučių. Būtinai paklausykite ir kad žinotumėt, ar tikrai verta su mumis dirbti, ar tikrai verta jungtis prie mūsų projektų, prie mūsų komandos ir tada jau mus kontaktuokit. Kągi, čia buvo Miami brokeris iš Miamio. Kam reikia parduoti namus? Kontaktuokite, o šiaip gera žinia, pajamos visos Lietuvos gyventojams. Miami brokeris parduoda brangiai. Kontaktuokite ir parduosime jūsų namą, arba jeigu norite gauti pajamas iš nekilnojamo turto, kontaktuokite ir didelius ar mažus parduosim visus brangiai, kur čia buvo mūsų šūkis, didelius ar mažus parduosim visus. Didelius ar mažus parduosim visus. Kągi, ačiū visiems už dėmesį ir iki malonaus.